Sveiki, šiame vaizdo įraše mes su jumis aptarsime, naudojant gipso kartoną objektuose, kokių pliusų ir minusų gipso kartonas turi. Važiuojame. Numeris 1. Labai lengvas montažas, labai lengvai pjaunasi, bet kokį pasiėmus ar tą patį baltą gipso kartoną, ar kaip čia ant sienos mes turime žalią. Jeigu mes pasiimsim Knauf gamintojo, tai iš viso labai malonu su juo dirbti. O taip pat ir labai lengvas montavimas, jeigu mes, daleiskim, norim palyginti sieną ir klijuojame ant sienos gipso kartoną. Irgi labai puikiai su juo sekasi dirbti. Nelygių paviršių lyginimas. Pasimkime tokią situaciją, kad per perdangų yra skirtumai porą cumų, 3, gal net ir daugiau. Gipso kartonas su tokiom situacijom labai gerai susitvarko. Tada numeris 3. Tai garso izoliacija. Labai svarbus irgi aspektas, nes dažniausiai žmonės prašo, kas turi seną statybą, Ruslanai, kaip galima pagerinti garso izoliaciją, nes viskas girdisi nuo kaimynų. Net ir jeigu mes prisuksim paprastą balto gipso kartoną vieną sluoksnį, jau net ir tada mes su jumis turėsime geresnę garso izoliaciją. O jeigu pasiimti mėlyną gipso kartoną, o dar užpildyti vatą, aš dabar kalbėsiu gal ir apie tos pačios lubos, tada iš viso bus puikus efektas. Tai sekantis variantas – šilumos izoliacija. Labai irgi puikiai su tokiais dalykais susitvarko pats ir gipso kartonas ir mineralinė vata, jeigu jie veikia drauge. Nes daleiskim ir tą pačią seną statybą, kur yra blokinis namas, mes turim radiatorių ir šitą sieną labai šalta. Labai daug objektų padaryta, kur paprasčiausiai įdėta mineralinės vatos, 10 cumų ir prisuktas gipso kartonas. Iš karto pajausit efektą. Atrodo variantas numeris 5 ir tai iš gipso kartono įmanoma padaryti bet kokią konstrukciją. Ir apvaliai. Ir čia tik tai viskas priklauso nuo dizainerių noro, labai daug ką galima įgyvendinti. Pasiėmus tos pačios įtempiamos lubos, ten vis tiek mes apriboti. Numeris 6 ir turbūt apie ekologiją ir nėra ką čia sakyti. Tikrai viskas ekologiška, aišku, mes turime metalinius profilius, o pats gipso kartonas iš viso nekeiksmingas. Komunikacijos. Ir čia objekte, būtent ant lubų, viską parodysiu ir mes turime rekuperacinę sistemą. Visi laidai irgi sumontuoti po šio gipso kartono. Taip, ir čia vienas iš tokio didžiausio pliuso, ką galima sumontuoti po gipso kartono. Kiekvienas laidukas, aišku, negalima mėtyti laidų ant gipso kartono, kaip darė elektrikai anksčiau. Dabar viską reikia įdėti į gofrą, kad būtų viskas patikimai. Jeigu pasiėmus ir tos pačios įtempiamos lubos, ten viskas sunkiau ir didžiausias minusas įtempiamų lubų, kad jos vaikšto vis tiek. O tai labai matosi būtent, kai šaltas oras keičiasi į šiltą. Bet gerai, apie įtempiamas lubos pasikalbėsime gal kitame vaizdo įraše, o šiandien grinai kažkaip norėtųsi pakalbėti apie gipso kartoną. Aišku, dabar kalbu tik tai apie pliusus, bet tai daeisim yra ir minusų. Verta paminėti, kad gipso kartonai yra baltos spalvos, žalios, raudonas spalva ir mėlyna. Šiandien jūs matot štai tokį variantą raudoną spalvą, jisai nedega. Kur mes jį galime naudoti? Aišku, prie pečių, kur yra šachtos ir visi prieš gaisriniai reikalavimai. Žodžiu, nedega. Jeigu jau pradėjome kalbėti, kokių tipų gipso kartono yra, pasikalbėkime, kad baltas skirtas nedrėgnoms patalpoms. Daleiskim, visas būtas, visos lubos, o taip pat pertvarom labai gerai tinka štai toksai variantas. Baltos spalvos. Žalia spalva drėgnom patalpom, o čia mes turime virtuvę ir kažkaip irgi padarėme tokį sprendimą sukti žalią gipso kartoną. Žinokit, pagal kainą iš viso ten nelabai didelis skirtumas, bet kad šita medžiaga atsparesnė drėgmei, tai vis dėl to ir pasirinkom žalią gipsą. Nes kol vyksta visi remonto darbai, yra labai daug vandens, ta prasme ir tas glaistas, ir tas pats gipsinis mišinys, dirbant su juo, vis tiek tą drėgmė ir įgeria mūsų gipso kartonas. Tai vat, jeigu yra galimybė, daugiau montuokite ir pirkite žalią gipsą. O dar liko pas mus mėlynas gipsas. Šiame objekte mes jį nenaudojame, bet aišku galima montuoti ir tos pačios pertvaros ir klijuoti ant sienų
nuo kaimyno, ne? Labai dažnas atvejis, kad jeigu pasiėmus sovietinių laikų tą blokinį namą, tai galima klijuoti ant sienų. Tada jūs tikrai turėsite geresnę garso izoliaciją, nes šis gipskartonas tam ir skirtas, kad panaikinti visą garsą. O jeigu jūs dar montuosite ir su profiliais, daleiskim ir tą pačią pertvarą, viduj bus vata ir porą sluoksnių mėlyno gipso, tai iš viso labai puikus santykis. Jūs tikrai beveik visų 100% panaikinsite visą garso triukšmą nuo tų pačių kaimynų arba jums tarp patalpų irgi reikėtų turėti labai gerą garso izoliaciją. Ir tas pats ofisas irgi labai naudinga montuoti vis dėlto mėlyną gipsą. Tai vat mes su jumis daėjome iki minusų, pasikalbėkime, nes tikrai atrodo labai gerą temą pasikalbėti, kokiegi yra minusai gipskartono, nes pliusų gipskartonas turi tikrai labai daug. Vienas iš didžiausių minusų, turbūt ir pradėsime nuo jo, numeris 1 labai trupus. Man irgi labai reikia būti atsargesniam ir kad tarti tokį žodį, kad jisai labai trapus, ne, kad ten su pirštu mes paliesim tą gipskartoną ir turėsime skylę. Ne, nes ir prieš tai mes darėme testus su plaktuku ir parodėme, kad pats gipskartonas jisai stipresnis negu ištinkuota gipsinių tinkų siena. Bet jeigu neatsargiai pasiėmus, jeigu mes su jumis dėsime ant pačio kampo gipskartoną, gali sulūžti paprasčiausiai pats kampas. Reikia būti atsargesniam. Būtent aš sakyčiau montavimo metu. Bet kai jau gipskartonas sumontuotas, viskas su juo gerai. Numeris 2 – atsparumas drėgmei. Čia trūkumas, nes daleiskim pasiėmus tą patį baltą gipskartoną, jisai pastoviai įgeria vandens ir deformuojasi. O tai labai svarbu, daleiskim toj pačioj vonioj, jį nelabai galima naudoti, bet vėl mes nekalbame apie vonią, o montuojame gipskartoną pagal technologiją, kur jisai skirtas, ten ir montuojam. O jeigu jūs norite persidrausti, visur sukite gipso kartoną žalios spalvos, kuris nebijo drėgmės paprasčiausiai. Ir tiek. Daleiskim, kai mes turime būtą, tai čia viskas gerai, mes pastoviai turim šildymą ir taip nebūna, kad kažkoks tai, daleiskim, pasiėmus ir tą patį ofisą, ne, kur gali būti tokių įvykių, kad paprasčiausiai patalpa nebuvo šildoma. Tai aišku, ten ir gali būti atsirasti tokių problemų. Bet tikrai niuansas yra. Tada trūkumas 3 ir irgi gana toksai, galėčiau pasakyti, didelis, nes sumažėja patalpa. Daleiskim ir tos pačios lubos, mums reikia sumontuoti gipskartoną, jeigu mes darysime dvigubą karkasą, mes paprasčiausiai išnaudosim 6 comai plus pats gipskartonas, tai 7 comai. Nusileidžia mūsų lubos. Aš galėčiau pasakyti, kad čia didelis jo trūkumas. Jeigu jūs pasiimsite tokį būdą sukti vieną karkasą ir ant jo vieną sluoksnį gipskartoną, tai mes tada su jumis pažeminsim lubas 4,2. 4 comai ir 2 mm. Čia mažiausia. Tai vat čia toksai, sakyčiau, gana didelis niuansas. Bet vėl, jeigu naujos statybos patalpa, kaip ir čia, viskas apskaičiuota ir daugmaž šito aukščio mums užtenka. Pasižiūrėkite, aš galėčiau pasakyti, kad gana aukštai. Būtent čia mes su jumis turime 2,60 nuo betoninių grindų iki dabartinių lubų. Nuo perdangos iki perdangos mes turėjome 1,74 m, kažkur tame tarpe. Tada trūkumas numeris 4, man atrodo, ir čia daugiau, aš sakyčiau, mifas, bet apie tai verta pasikalbėti. Kad gipsokartonas neatlieka didelių apkrovų. Tai mes negalim paprasčiausiai ant gipsokartono kažką tai tvirtinti labai tokio galingo, ne, taip labai stambaus, tokių daiktų, kur yra labai didelių svorių. Jeigu mes kalbam grinai apie spintelę vonioj, žinokit, be problemų galima sukti ant dvigubo gipsokartono, pasiėmus, jeigu bus knauf, tai aš šiandien negaliu sakyti, kad tai trūkumas, kad mes negalim montuoti ant gipsokartono. Aišku, jeigu yra tokių žmonių, kurie nori persidrausti, jūs galite pasiimti medinių bruselių ir, aišku, sumontuoti prie pačio gipsokartono iš vidaus ir ant tų konstrukcijų jau tada tvirtinti jūsų spintelę. Bet žinokite, viskas gerai, jeigu mes ir toj pačioj vonioj turim kriauklę, galima kabinti ant sienos, viskas bus gerai, jokių problemų neturėsite. Bet vėl, jeigu jūs pasiimate geros ir kokybiškos medžiagos, aš nekalbu apie pigiausių segmentų profilius, pigiausių segmentų gipsokartoną, tada tikrai bus problemų.
Bet jeigu pasilyginam gipsų kartoną su betoninė siena, tai čia gipsų kartono bus minusas, nes ant jo kabinti tokių daiktų, kurie turi didesnį svorį, bus sunkiau, aišku, jeigu pasiėmus ir tą pačią betoninę sieną. Užskaitome kaip gipsų kartono dar vieną minusą. O dabar atėjo laikas pakalbėti apie didžiausią minusą, ką turi gipso kartonas. Tai, kad jisai reikalauja papildomos apdailos. Nes jeigu kalbėti apie lubas, tai mes galim pasirinkti tokį variantą kaip įtempiamos lubos. Variantas greitesnis, nereikia dažyti, švaresnis ir labai patogu. Būtent jeigu jūs užsakovas, tai jums palengvina ir pagreitina visą remonto procesą. O su gipsų kartonu reikės ir jį sumontuoti, labai daug šiukšlių, reikia viską išvežti į sąvartyną, nes bus tikrai labai daug šiukšlių. O tada ir reikalinga papildoma apdaila. Bet vėl nelyginam skirtingus dalykus, nes įtempiamos lubos atrodo tikrai labai dišovai, jie turi problemų, kad tik tai pagreitinti visą darbą, atlikti greitai visą procesą ir mažiau turėti visokiausių rūpesčių, tai aišku galim sumontuoti įtempiamos lubos ir tiek. Bet jeigu kalbėti apie sienas, bet kurį variantą, jeigu mes su jumis išnagrinėsime, taip ir taip reikės apdailos. Jeigu tik tai kažkokios tai pertvaros sumontuotos iš kažkokių tai medžiagų, kur iš karto eina apdaila. Bet tokių medžiagų naudoti savo bute, žodžiu, nieks nenaudoja. Paprasčiausias būdas vis tiek bus sumontuoti gipskartoninę pertvarą ir padaryti apdailą. Bet minusas vis tiek lieka, nes reikalauja apdailos. Net ir pakalbėjome, kaip pavyzdys, tai lubos. Yra tikrai greitesnių, o ir pigesnių variantų negu gipskartonas. Gipskartonas brangesnis. Ir dar vienas iš tokių didžiulių minusų - gipskartonas trūkinėja. Kaip jūs nebepadarytumėte pagal technologiją. Gipskartonas turi tokią savybę, kad jisai įgeria drėgmės ir atiduoda. Ir tas dalykas jam neduoda būti geriausio rinkoje. Jeigu pasiėmus ir tos pačios įtempiamos lubos, jūs niekad gyvenime nepamatysite nors vieną įtrūkimą. Bet ten yra savo niuansų. O dar vienas niuansas irgi, taip, aš galėčiau pasakyti, kad didelis minusas, kad mums montuoti lubos iš gipsų kartono reikia papildomų prietaisų. Ir tokių, kur reikia atvežti ir nešioti į objektą. Jeigu mes kalbėsime vėl apie tos pačios įtempiamos lubos, ten viskas paprasčiau. Mes turim tik tai medžiagą, turim profilius ir labai lengvas procesas. O čia tokie daikčiukai. Ką rinkčiausi aš asmeniškai? Įtempiamos lubos ar iš gipskartono? Aišku, gipskartonas. O kad viskas kuo puikiausiai gautųsi, tai būtinai reikia pasižiūrėti, kur montuojamas baltas gipskartonas, žalias, kur mes galim su jumis panaudoti mėlyną. Ir jeigu mes naudosime gipskartoną pagal jo paskirtį, mes tikrai su jumis turėsime puikų rezultatą. Ką galėčiau pasakyti dar papasakoti? Kad mes su gipskartonu net ir turime palaikymą iš Knauf. Visada galima pasiskambinti ir sužinoti apie technologiją, jeigu yra kažkokių tai klausimų, kažkiek turi suktis visi varžtai, kokios konstrukcijos yra. Visada Knauf pagelbės, atvažiuos į objektą ir duos labai gerų patarimų. Nemokamai. Toksai vaizdo įrašas gavosi apie gipskartoną. Jeigu turėsite dar klausimų, būtinai mums parašykite. Jūs ruošitės remontuoti savo būstą, kaip tik šiandien turite gerą galimybę. Mes turime laisvą vieną vietą ir jūs užduosite klausimą, kaipgi užsakyti paslaugas. Žinokite, labai paprasta. Ekrano apačioje aš paliksiu elektroninį paštą arba paprasčiausias būdas su mumis susisiekti per WhatsApp. Surašykite viską, ką jūs ten turite, seną statybą, naują statybą, kokius darbus reikia atlikti ir iš viso, ką jūs ten planuojate. Mes tada su jumis susisieksime ir papasakosime, kokie tolimesni etapai. Apdailos standartas tai firma, kuri suteikia ne tik aukštos kokybės paslaugos ir suteikia 10 metų garantiją. Reikia daugiau informacijos mūsų YouTube platformoje, mes labai daug nufilmavome medžiagos apie įvairių objektų, o taip pat yra ir nemažai vaizdo įrašų, kurie objektai buvo atlikti nuo pačios pradžios, būtent seną statybą ir iki projekto užbaigimo. Visi projektai įgyvendinti. Tai dar kartą galite rašyti mums elektroninį paštą, jeigu tai patogiau,
arba susisiekti per WhatsApp. Arba galit net kažką kitai surasti, gal balandį ir su balandžiu mums atsiųskite laišką, mes irgi į jį būtinai atsakysime. O šiandien su jumis buvau aš, Ruslanas, kaip visada labai gerų, gražių, kokybiškų remontų, labai daug laimės, sveikatos, labai daug šypsenų ir nepamirškite patys šypsotis. Iki sekančio viso sėkmės.